Padėti norintys gamtos mylėtojai mėgsta juos palesinti. Tvenkinyje plaukiančioms antims ar gulbėms dažnas atneša batono, tačiau už tokį veiksmą laukia nemenka bauda. Stengiamės tų baudų išvengti, nes žmonės galvoja dažnai, kad gerą darbą daro, kad jie čia prisideda prie kažkokios gyvūnų gerovės, o iš tikrųjų daro priešingai. Tai pirmiausia informuojame juos. O jeigu jau susitarti nepavyksta gražiau, tai natūralu, kad būna baudimas. Tai pirmą kartą iki 120 eurų galima bauda, pakartotinai iki 230. Ornitologai artėjant šaltajam metų sezonui įspėja gyventojus, paukščių lesinimas gali sukelti daugiau žalos nei naudos. Jie pripranta prie to maisto, gulbės niekur nenori išskristi, pasilieka žiemoti Lietuvoje ir mažesniuose vandens telkiniuose. Ir kai vanduo pradeda užšalinėti, paukščiai kartais net ir nenori greit pasitraukti. Tačiau kai kurių net ir baudos neatbaido. Savivaldybė dažnai sulaukia pranešimų iš daugiabučių gyventojų, kurie skundžiasi kaimynais. Sostinės Naujamiesčio rajone gyvenanti moteris sako, kad jai paukščių gaila, todėl ir lesina. Jie valgyti nori irgi, nėra kur dėti, išmesti, labai, kaip sakyti, griežta. Tai maitinu, metų, kad kažkas niekas nematytum ir viskas, jeigu suvalgo viską. Ornitologas Gediminas Petkus sako, kad šiltuoju metų sezonu, taip pat rugsėjį ir spalį paukščiai patys susiranda maisto, tad žmonių atneštos gėrybės gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Būna ir ligos susirga, ir hormonų veikla sutrinka, tai ir dėl šių priežasčių nereikia jų maitinti. Vandens paukščių negalima lesinti net ir šaltuoju metų sezonu, o štai kitiems paukščiams žiemą rasti maisto sunkiau. Juos lesinti ornitologas patarė pasirodžius pirmajam sniegui. Galim paberti, rekomenduojamos saulėgrąžas įvairias, riešutos, turi būti nesūdytos, nesugedęs maistas, nekepintas. Tikrai nereikia batonų primėtyti. Sostinės Vinco Kudirkos aikštėje būriai balandžių jau įprastas vaizdas. Ant suolų prisėdę miestiečiai neretai maistu pasidalina ir su paukščiais. Balandis gal toks paukštis, kad jis viską ėda ir gal jam viskas tinka. Kitiem paukščiukam tai nelabai gal tinka. Gal ir tinka, bet pradėjus maitinti reikia ištisai maitinti. Kada ateina žiema, jis negauna maisto, jisai viskas, jis nemoka maitintis gamtoj. O ar maitinat būna, atnešat kažko? Kartais. Kokio maisto duodat? Duonus. Ar laukia kur nors miške, kas nors ką nors lesinas, išgyvena, bet čia tai jie neišgyventų. Kai kurie gyventojai paukščių lesinimą prisimena kaip puikią vaikystės pramogą. Kitą miestą, kai gyvenau, tai irgi buvo aikštė ir daug balandžių, tai netgi specialiai imdavomės kažkokios, tai nežinau, trupinių ar dar kažko, tai taip eidavom. Maitina žmonės, prie Vilnelės va čia va, maitina, bet nereikia jų maitinti. Jie įpranta ir paskui tingi ieškoti maisto. Įpranta. Taip kaip ir žmogus, jeigu jam duodi daug, jisai nedirba. Sveikatos specialistai įspėja, kad paukščius, ypač balandžius, lesinti pavojinga. Gyvendamas netoli jų bendruomenių, žmogus rizikuoja susirgti šalyje paplitusią ornitoze, kvėpavimo takų liga, kurią sukelia bakterijos. Jų gausu balandžių išmatose ar plunksnose. Gali sirgti visi, imunitetas nesusiformuoja, vadinasi, galima sirgti kelis kartus. Ornitozės simptomai primena kvėpavimo takų ligas, tad ją sunku diagnozuoti. Temperatūra, šaltkritis, raumenų skausmai, sausas kosulys. Negydoma ornitozė sukelia komplikacijas, tokias kaip plaučių ar kepenų uždegimas. Specialistai paukščius lesinti rekomenduoja ne bet kur, o tam skirtose lesyklose.